3, 2, 1, važiuojam. Lietingi orai nesutrukdė automobilių slalomui, kuris vyksta jau 14 kartą. Ir jį susirinko daugybė žmonių, ne tik pasižiūrėti, kuris automobilis bus greičiausias, bet ir stebėti puikaus koncerto. Studentiškas slalomas – ilgus metus trunkanti tradicija, kasmet subūrinti daugybė jaunų žmonių. Šiais metais renginį globoja Kauno miesto savivaldybė. Džiaugiamės, jog šiais metais tai jau 14-asis kasmetinis automobilių slalomas. Būtent pabrėžiama, jog tai yra studentiškas slalomas, kurį organizuoja KTU studentų atstovybė FUMSA, Fundamentaliųjų mokslų fakultetas. Na ir labai džiaugiamės, jog šiemet šį renginį turime garbės daryti jau Kauno simboliu tapusią Žalgirio arenos aikštelėje. Tai to ir džiaugiamės ir nekantraujame pradėti šį renginį. Kaiken juon, minä elämäni juon, minä naapurin viinatkin juon. Minä palkat juon, minä eläkkeet juon, minä vaimonkin perinnöt juon. Minä asunnot juon, minä metsät juon, minä maat ja mannut juon. Minä traktori juon, minä hevosen juon, kissat ja koirat. Paskutinį metu, kai žiūrėjau, buvo 40 dalyvių, tai tikrai džiugu, kad tiek studentų pareiškė norą dalyvauti čia. Dalyvavau pirmą kartą, o vairavau KMSL prizą pagrindinį Šaraną. Sekėsi neblogai. Neblogai, mašina didelė, galima prisidinti daug kompanijos, gaila, kad organizatoriai neleido įsisodinti palaikymo komandos. Kaip laimėsit Šaraną, pasiimkit mane ir važiuojam į Palangą. Nugalėtojai, pasiimkit mane į Palangą! Tebūne laimėtojai mumis vežas jau į Palangą. Studentiškas slalomas tai ne tik automobilių lenktynės, tai ir įdomus pasirodymai ir net koncertas. Be to slalomo metu KMSL dalyviams buvo išdalinti dalyvių marškinėliai. Čia yra Kauno miesto studentų lygos marškinėliai. Šiandien yra ta proga, kad pagaliau mes juos turime. Marškinėliai yra dalinami, jau didžioji dalis komandų juos jau pasiėmė. Turėsime Britos pasirodymą, taip pat bus labai svarbi mintis, tai yra flashmobas, akcija Mąstyk ne tik prie vairo, na tai socialinė akcija, su kuria ko gero susipažino daugelis studentų. Taip pat po apdovanojimų ceremonijos, kuri numatoma 20 val. Turėsime ir Biplan koncertą. Labai džiaugiamės, jog šie vilniečiai sutiko atvykti pas mus ir nudžiuginti Kauną bei Kauno svečius, bei visus lenktynininkus puikių pasirodymų. Aš negaliu surasti